Superugnikalnis Campi Flegrei Neapolio gyventojus laiko įtampoje. Jungtinėse valstijose milijonai Hjustono gyventojų kelias savaitės buvo be elektros. Iranas susiduria su įvykiais, kurių čia nebuvo per pastaruosius 200 metų. Europą užklupo viena po kitos neįprastos stichinės nelaimės. Skrydžio Londonas Singapūras keleiviai patyrė siaubą ir paniką, kai lėktuvas staiga pradėjo kristi. Daugiau informacijos apie klimato katastrofas įvykusias planetoje per praėjusią savaitę žiūrėkite šioje laidoje. Jungtinės Amerikos valstijos. Gegužės 17 naktį per Teksasą nuvilnijo virtinė mirtinų žaibiškų audrų, kurių vėjo greitis siekė daugiau nei 44 metrus per sekundę. Hjustono mieste ir Hariso apygardoje žuvo 7 žmonės. Šios audros paliko didžiulį sunaikinimo pėdsaką. Miesto centre buvo išdaužyti viešbučių ir biurų pastatų langai, gatvėse guli išdaužyti stiklai, nuversti medžiai ir elektros laidai. Išlaužtos kai kurių namų sienos. Beveik 1 milijonas namų ir įmonių liko be elektros energijos. Dauguma šviesoforų Hjustone neveikia. Dėl audrų ir elektros tiekimo nutrūkimo nuotekos išsiliejo 3 miesto vietovėse. Vietos valdžia teigė, kad dėl didžiulės žalos gali prireikti kelių savaičių, kol bus atkurta elektros energija. Žmonės negali naudotis oro kondicionieriais ir kitais elektros prietaisais, nes iš karto po audros nukentėjusius regionus užklupo stiprus nesezoninis karštis ir didelė drėgmė. Ekspertų skaičiavimais niokojančios nelaimės ekonominė žala siekia nuo 5 iki 7 milijardų dolerių. Ugnikalniai. Gegužės 16 dieną Nikaragvos Ometepės saloje įsiveržė Konsepciono ugnikalnis. Sprogimą lydėjo dujų išsiskyrimas, pelenų stulpas pakilo į 2 km aukštį. Labiausiai nukentėjo Mojogalpo savivaldybė. Gatvės, namai ir transporto priemonės buvo padengti 1 mm storio pelenų sluoksniu. Paskutinis toks Konsepciono ugnikalnio aktyvumas su dujų ir pelenų išsiskyrimu įvyko 2010 metais. Po daugybės išsiveržimų Indonezijos valdžia pavojaus lygį Ibu ugnikalniui Šiaurės Makalų provincijoje padidino iki aukščiausio. Gyventojams ir turistams patariama nesiartinti prie ugnikalnių kraterio 7 km atstumu. Gegužės 17 dieną Sumerų ugnikalnis Indonezijos rytų Javos provincijoje išsiveržė 5 kartus, išmesdamas pelenų stulpus. Valdžia paragino žmones likti atokiau nuo pavojingos zonos aplink kraterį, kad būtų išvengta žalos dėl karštų garų, lavos srautų ir lahatų. Campi Flegrei. Italijoje superugnikalnio Campi Flegrei teritorijoje prasidėjo naujas seisminis piečius. Vietinis žemės drebėjimų stebėjimo tinklas užfiksavo apie 150 žemės drebėjimų, iš kurių stipriausias buvo 4,4 balų stiprumo drebėjimas, 2,6 km gylyje. Tai buvo stipriausias žemės drebėjimas įvykęs regione per 40 metų. Tūkstančiai žmonių išsigandė ir bėgo į gatves. Daugelis nusprendė nebegrįžti į savo namus dėl besitęsiančių drebėjimų ir 2 naktis praleido laukų palapinėse ir savo automobiliuose. Keli pastatai buvo apgadinti, o kai kurie buvo pripažinti netinkamais gyventi. Dėl to mažiausiai 46 šeimas teko iškelti. Nepaisant situacijos sudėtingumo, evakuacijos planas vis dar rengiamas. Čilė. Čilėje šių metų gegužė gali būti šalčiausia per visą stebėjimų istoriją. Nuo gegužės 7 dienos šalyje užfiksuota ilgiausia dienų virtinė, kai temperatūra buvo itin žema. Retas gegužę iškritęs sniegas apėmė miestus visoje šalyje, sukeldamas rimtų pasekmių. Sumaištį keliuose, atšauktas pamokas ugdymo įstaigose ir išplitusius elektros energijos tiekimo sutrikimus dėl padidėjusios paklausos. Gegužės 16 dieną Santiage buvo dar šalčiau nei įprastai viduržiemį. Temperatūra sostinėje nukrito žemiau nulio, o Liepos mėnesį, kai pietų pusrutulyje žiema, vidutinė minimali temperatūra siekia +3 laipsnius Celsijaus. Koreja. Gegužės 16 dieną Korėjos Gangvando provincijoje iškrito daugiau nei 40 cm sniego. Tai beprecedentis įvykis šaliai gegužės viduryje.
Rusija. Gegužės 20 dieną stipri audra su lietumi ir kruša užklupo Novosibirską ir tiesioginė prasme užtvindė daugumą miesto gatvių. Blogas oras užklupo taip staigiai ir stipriai, kad žmonės gatvėje turėjo skubiai ieškoti pastogės ir įsikibti į namų sienas bei viską, į ką galėjo įsikibti. Iškrito labai daug krušos. Audra siautėjo ne ilgiau kaip pusvalandį, tačiau to pakako, kad sibiriečiams kiltų daug problemų. Nuskandinti automobiliai, nuplėšti namų stogai, nuversti medžiai. Vietomis galingos vandens srovės užplovė dirvožemį, todėl betoninės užtvankos griuvo. Iranas. Irane tęsiasi ekstremalūs krituliai. Mašhado mieste gegužės 15 dieną pusantro mėnesio kritulių norma iškrito vos per 40 minučių. Tai sukėlė staigų ir niokojantį potvynį. Pastatai buvo užlieti vandeniu nuo 1,5 iki 2 metrų aukščio. Namuose plūduriavo viskas, net šaldytuvai. Dėl liūčių susidariusios pūstys pristabdė gelbėjimo tarnybų darbą. Kai kuriuose miestų vietose nutrūko elektra. Per potvynį žuvo 8 žmonės. Iš jų motina ir 4 jos vaikai nuskendo po to, kai buvo įstrigę savo namuose. Gegužės 18 dieną Mašhadą vėl užklupo stiprus lietus ir kruša, kurios dydis siekia iki 10 cm skersmens. Kruša laužė medžių šakas, išdaužė langus ir apgadino automobilių kėbulus. Gegužės mėnesių liūtys Mašhade jau buvo vadinamos precedentų neturinčiomis per pastaruosius 200 metų. Europa. Europos šalis užklupo nenormalių stichinių nelaimių kaskadą. Nuo gegužės 15 dienos užsitęsusios krušos nusiaubė didžiąją dalį Prancūzijos. Tūkstančiai hektarų vynuogynų buvo sunaikinti dėl krušos, kai kuriuose vietovėse buvo padaryta žala gamybai. Prarasta iki 100% būsimo derliaus. Šiaurės rytų Prancūzijoje, Žemutinio Reino departamente, dėl lietaus ir potvynių gegužės 16 dieną buvo paskelbtas aukštas pavojaus lygis. Eismas greitkeliuose buvo užblokuotas. Gegužės 20 dieną Dižono miesto užklupo kruša, dėl kurios gatves užliejo krušos upės. Vokietijoje padėtis buvo negeresnė. Naktį iš gegužės 17-18 dieną iškritęs didelis lietus sukėlė potvynius ir nuošliaužas. Kai kuriuose vietovėse gelbėtojai dirbo visą parą, siekdami evakuoti gyventojus iš užlietų namų ir išvalyti kelius nuo šiukšlių ir purvo. Dėl potvynių buvo nutrūkęs elektros tiekimas ir atšaukti traukiniai. Saro federalinėje žemėje per vieną dieną iškrito beveik 1,5 mėnesio kritulių kiekis. Otvaileryje pratrūko užtvanka ir miestas visiškai paniro po vandeniu. Ta pačia diena per Lenkiją praūžė audra su lietumi ir kruša. Gniezdno miestas buvo jų epicentre. Po kelių minučių gatvės buvo baltos nuo krušos. Audros vėjas nuplėšė pastatų stogus. Audros kanalizacija negalėjo susidoroti su dideliu kiekiu vandens. Diena anksčiau Liublino vaivadijoje kruša sunaikino derlių. Regiono administracijos duomenimis nuostoliai 100%. Serbentai, braškės ir avytės atrodė tarsi nupjautus aštriu instrumentu. Gegužės 20 dieną Olandija taip pat patyrė didelį potvynį. Daugelio miestų gatvės buvo apsemtos ir žmonėms teko palikti savo namus. Achkarspelen savivaldybėje teko evakuoti senelių namus. Būtent Post kaime buvo tiek daug lietaus ir krušos, kad jie pradėjo užtvindyti pastatus per kanalizacijos sistemą. Gegužės 18 dieną Belgijoje Voeren savivaldybė patyrė didžiausią potvynį savo istorijoje. Turbulencija. Skrydžio iš Londono į Singapūrą keleiviai patyrė siaubą ir paniką, kai lėktuvas patyrė staigią turbulenciją. Vos per keletą minučių lėktuvo aukštis sumažėjo net 2000 metrų. Pasak vieno iš keleivių, visi, kurie sėdėjo neprisisegę saugos diržų, iš karto trenkėsi į lubas. Daugelis keleivių galvomis trenkėsi į bagažo lentynas. Įgulai pavyko atlikti avarinį lėktuvo nusileidimą Bankoko oro uoste. Iš 229 lėktuve skridusių žmonių 104 buvo sužeisti, 6 būklė kritiniai, daugiausia su galvos traumomis. Įvykio metu žuvo vienas keleivis. Pirminiais duomenimis jį ištiko infarktas. Daugiau nei prieš metus forume pasaulinė krizė išeitis yra nuskambėjo perspėjimas.
kad tokie reiškiniai, kai be jokios aiškios priežasties susidaro oro duobės, bus vis dažnesni, ypač 8 km aukštyje ir aukščiau, kur skrenda dauguma lėktuvų. Lėktuvai tiesioginė prasme pateks į oro duobes, o tai sukels rimtų nelaimių ir aukų. Ir tai vyksta jau dabar. Tačiau artimiausiu metu duobių atsiras dar daugiau ir jos pasieks žemę. Tokiomis sąlygomis skristi bus neįmanoma. Tai ne vienintelė forumų pasaulinė krizė serijoje pateikta prognozė apie klimato nelaimių pagausėjimą ateinančiais metais. Įvykiai vystosi pagal šias prognozes. Tačiau svarbiausia yra tai, kad forumuose buvo išsakyta konkretūs žingsniai, kurių reikia imtis norint išvengti tragiškų žmonijos pabaigos. Mes praradome daug laiko, bet vis dar galime pasinaudoti šią galimybę, o ar suspėsime, priklauso nuo kiekvieno poelgių.